Žvejyba pavasarį yra gana sudėtinga ir nenuspėjama. Reikalas tas, kad žvejyba skirstoma į 2 etapus – prieš nerštą ir po jo. Ir čia reikia atspėti patį momentą, kada įvyks nerštas. Ir jei lydekų atsiskyrimas prieš nerštą yra pastebimas geluonis, tai ešeriai tokių reiškinių mūsų pradžiuginti negali. Kol ant telkinio yra ledas, ešeriai rodo padidėjusi susidomėjimą įvairiausiais masalais, tačiau vos tik ledas nusileidžia, žuvų aktyvumas pastebimai sumažėja. Kur gaudyti ešerius pavasarį? Prieš pat nerštą ešeriai būriais renkasi netoli kranto. Ešerius traukia nedidelės jaukios įlankėlės ir upelių žiotys. Mėgstamiausiamis ešerių gyvenamosiomis vietomis galima vadinti tas, kur yra aiški riba tarp srovės ir stovinčio vandens arba yra status pakrantės šlaitas. Dažniausiai ešeriai kimba tose vietose, kur yra švarus smėlėtas dugnas su įvairiais grioveliais ir juostomis. Rečiau ešerius galima pamatyti virš molingo dugno ir vandens augmenijos, nors tokiose vietose taip pat pasitaiko nėgių. Pavasarį ešeriai dažniausiai gyvena dugne, žinoma, ten jis ir sugaunamas, ir tai nepaisant to, kad labai dažnai ešerius galima pamatyti vandens storymėje, žaidžiančius su mažomis į save panašiomis žuvimis. Bet čia jis tik linksminasi, net jei įkišite jam į nosį masalą, ešeris vargu ar juo susidomės. Kaip geriausia gaudyti ešerius pavasarį? Neblogai gaudyti ešerius pavasarį vandens augmenijoje. Šiems tikslams tiks kimbanti meškerė su mormiška. Jei meškerė turi ploną, lanksčią viršūnėlę, tuomet nebereikės kimšti. Pavasarį, kai kibimas yra gana silpnas, žaidimas mormiška greičiau patrauks ešerių dėmesį nei koks nors gyvūnų masalas. Pavasarį gaudyti ešerius ant plūdės retai būna veiksminga. Pavasarį ešeriai vis dar būna įkyrūs. Iš visų galimų žvejybos įrankių jis mieliau gaudo ant spiningo. Pagrindinis jo grobis – nedideli džiginiai masalai. Labiausiai tikėtina, kad gaudys ant visų rūšių sliekų ir moliuskų. Blizgių, voblerių ir žuvų prie ešerio prieš nerštą nepaisykite. Kibimai dažniau pasitaiko ne ant pravedimo, o ant pauzės. Žvejai sako, kad ešeriai neršia tuo metu, kai žydi beržų lapai, paprastai balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje. Po neršto viskas tampa kur kas linksmiau. Ešeriai tiesiog atgyja ir prasideda kibimas. Ešeriai persekioja viską, kas juda. Tuomet spiningautojams būna tikra šventė. Čia yra daug vietos išsiskirstyti. Norite spiningo, prašom, norite nedidelio voblerio ir štai jis jau po žuvies nosimi. Vos tik pastebėsite paviršiuje kimbančius ešerius, galite pradėti žvejoti mažais popieriais. Atėjus saulėtoms dienoms ešeriai palieka pakrantės zoną ir leidžiasi į gilumą. Apskritai ešerius galima gaudyti įvairiais gyvūninės kilmės masalais. Per nerštą ešeriai nepasiduos sliekams, kandims, mažoms žuvelėms, brokuotiems ešeriams, žiogams, krevetėms, vėžiams. Tačiau ešeris vegetaru tapti neskuba. Na, jis nemėgsta augalinio maisto.